Gaminame čičinsko kepsnį. Bulves nuskuskite ir išvirkite pasūdytame vandenyje. Nukoškite, sugrūskite ir atvėsinkite. Į bulvių masę įmuškite vieną kiaušinį, supilkite rūgpienį, sudėkite varškę, įberkite druskos ir gerai išmaišykite. Tada po truputį berkite miltus ir minkykite, kol tešla beveik nelips prie rankų ir bus galima ją kočioti. Svogūną nulupkite ir supjaustykite kubeliais. Kiaulienos faršą sumaišykite su druska, pipirais, kiaušiniu ir smulkintais svogūnais. Nuo tešlos atgnybkite maždaug 50 gramų gabalėlius ir ant miltais pabarstyto stalo iškočiokite blynelius. Ant blynelio krašto dėkite pailgą faršo gabalėlį ir susukite blynelį, kraštelius užspauskite, o galus dailiai nupjaukite. Orkaitę įkaitinkite iki 180 laipsnių. Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir dėkite kepti kepsnelius. Kai kepsniai apskrus, juos perkelkite ant skardos, kiškite į orkaitę ir kepkite apie 15 minučių, kad gerai iškeptų viduje esanti mėsa. Čičinsko kepsnius patiekite su šviežiomis salotomis ir grietinės sviesto padažu. Skanaus!